Gerai, prisiminkime, ką mes kalbėjome, apie ką kalbėjome pirmą vakarą. Apie Volvo ir Honda, kad mes esame transporto priemonės santykiuose, ne? Santykiai tai yra sudėtingas kelias su daugybė posūkių ir įvairiausių ženklų, kuriame reikia laikytis eismo taisyklių, kad galėtume pasiekti norimą tikslą. Tai yra turėti laimingą šeimą. Ir taip pat mes kalbėjome, kad santykiams reikia užaugti, taip? Kad santykiai susideda iš skirtingų etapų, pasimatymai, draugystė, rimti santykiai, sužadėtuvės, santuoka, tai yra tapimas suaugusiu. Ir aš nepasakiau praeitą kartą, mes sulyginam tai yra su mūsų gyvenimu, su mūsų augimu, bet kiek laiko reikia užaugti santykiams? Nuo pirmo etapo pasimatymų iki santuokos. Kaip manote? 3 metų. Taip, santykiams užaugti nereikia, kaip mums, kad tapt suaugusiais 20 ar sulaukti 18 metų. Santykiai subręsta per 2-3 metus. Ir niekaip jie negali subręsti per 2 ar 3 mėnesius. Jeigu jūs bandysite, tai jūs labai rizikuosite. Ir nieko neišeis. Taigi praeitą kartą mes kalbėjome, kad santykiai tai yra kelias, magistralė, kuriame mes važiuojame. Ir apie ką Mantas kalbėjo, ką išmokote iš Manto? Daugiausiai, ne? Ir ką ten apie tą chemiją kalbėjo? Drugeliai pradeda skraidyti. Kaip? Drugeliai pradeda skraidyti ir tą cheminę nežino. Baigėsi kažkada, ne? Gerai, pamenat, mes dar buvom uždavę klausimą tokį, koks yra pats nuostabiausias ir brangiausias dalykas šioje žemėje. Ir tai buvo santykiai. Šiandieną pamastykime apie kitą klausimą. Kaip tau atrodo, koks paslaptingiausias ir sudėtingiausias dalykas yra šioje žemėje? Moteris. Kaip ir praeitą kartą, duosim laiko pamastyti. Ar yra kitų minčių? Kaip dar kas galvoja? Koks yra pats paslaptingiausias ir sudėtingiausias dalykas? Taigi santykiai. Santykiai? Santykiai, moterys, kas dar kaip galvojat? Kai sako ne, bet iš tikrųjų taip. Bet reikia žinot kada. Tada pažiūrėkim trumpą filmuką vėl. Ir pabandykime po filmuko atrasti atsakymą, koks yra paslaptingiausias ir sudėtingiausias dalykas yra šioje žemėje. Čia parodys apie vaikiną, kuris nenorom labai turi eiti įstojo į universitetą ir turi eiti į paskaitas ir ten prasideda jo naujas gyvenimas. Ir ką jis ten atranda. Gerai, dėmesio tuomet į ekraną. Tai kaip galvojat, kas yra tas paslaptingiausias ir sudėtingiausias dalykas šioje žemėje? Chemija. O kas po tą chemiją slypi koks žodis? Transimas. Meilė. Meilė. Arba kaip Mantas sakė, chemija, ne? Šventajame rašte yra taip pasakyta apie meilę. 3 dalykai man perdėm nuostabūs. Ir 4 iš tikrųjų negaliu suprasti. Kaip erelis skrenda padangėmis,
kaip žalty šliaužia statmena uola, kaip laivas plaukia plačiai jūra ir kaip vaikinas randa kelią pas merginą. Taigi, Saliamonas, tokį turbūt esat girdėję, kad tai yra pats protingiausias žmogus, kada gyvena šitoje žemėje, bet netgi jisai pasakė, negali suprasti, kaip vaikinas randa kelią pas merginą, arba kaip randa kelią į mergino širdį. Ir tai yra vienas iš sudėtingiausių dalykų. Kaip ir matėme filmuke, meilė dažnai atrodo taip, ateina iš niekur, ne, pamatei gražų žmogų, įsimylėjai ir staiga nueina ta meilė, ne? Nieko su jai padaryti negali. Jeigu spėjai pagauti, tai viskas gerai, o jeigu ne, lauk kito momento. Apie ką mes šiandieną kalbėsime? Kas yra meilė? Kas geriau moka mylėti, jie ar jos? Ir ar tikrai meilė yra visagalė? Mūsų planas su Mantu buvo šiek tiek kitoks, kaip jisai sakė. Pradžioje planavome, kad pradžioje kalbėsiu aš, o po to jisai. Ir mes buvom pasiskirstę tokiais vaidmenimis. Kas iš jūsų tiesa jau vairuoja automobilį? Jau klausiu, ne? Bet dar noriu Jūs žinot, kad kai laikėt, kad vairuotumėt automobilį, mokymasi susidėjo iš dviejų dalių. Buvo teorija ir praktika. Tai pas mane teorija yra, pas Mantą buvo praktika. Mantas jums padėjo važinėti po įvairias situacijas santykiuose, patirti, išgyventi tas situacijas. O pas mane pažiūrėsime, kodėl Mantas jums leido vienur važiuoti, kitur neleido. Kodėl yra taip, kaip yra. Pažiūrėsime, kas tai veikia ir iš kur tai ateina. Taigi pirmas dalykas, ką mes šiandien apžvelgsime, kas yra meilė. Meilė santykiuose yra kaip kuras. Jūs žinote, kad mes galėtume važiuoti, judėti kelyje, mūsų transporto priemonės reikia užpilti kažkokiu kuru. Arba pakrauti elektrą, kaip nauji automobiliai, ne? Kad jos galėtų judėti. Taigi reiškiasi, kad mes žmonės esame tik akumuliatoriai, kuriuos reikia nuolat pakrauti. Mes patys į savęs negalime duoti meilės. Mes galime ją pasiimti kaip kurą, naudoti, bet kaip ir automobilį mes matome, kad kuro rodiklė juda nuolat. Ir kuo sudėtingesnis kelias, kuo stipresni vėjai iš išorės pučia, kuo daugiau pakrautas automobilis, ne, tuo greičiau kuro rodiklė krenta žemyn. Taigi, jeigu mūsų gyvenime ištinka įvairios krizės, sunkumai, išbandymai, mūsų bakas taip pat greitai tuštėja. Ir kai mes ištuštėjame, kas prasideda santykiuose? Ginčai, barniai, nesutarimai ir kyla problemos. O iš kur mums įsipilti kuro? Kas gamina kurą? Kaip? Rusai. Vaila, ne? Kurą mes gauname iš Dievo. Dievas yra tas, kuris sukūrė meilę ir iš Dievo mes galime ją pasimti. Todėl yra labai svarbu, kad mes turėtume ryšį su Dievu. Dauguma žmonių galvoja, kad Dievas yra religija, tik tai papildomas dalykas, bet iš tikrųjų realybė yra tokia, kad Dievas yra tas, kuris mus maitina. Dievas yra tas, iš kurio mes galime pasisemti jėgų, stiprybės ir, aišku, geriausiai išmokti, kaip mylėti. Ir kada mums sunku, mes žinome, kad Dievas visuomet mus myli, Dievas nesikeičia. Ir ta meilė mums gali padėti mūsų santykiuose. O kas yra meilės, iš ko susideda meilės? Kaip ir kuras turi savo sudėtį, ne? Tai kas sudaro meilę? Pirmas dalykas tai yra protas. Smegenys. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogus gali valdyti meilę. Meilė nėra kažkoks tai dalykas, kuris yra mūsų nevaldomas. Dažnai man tenka paskaityti
patinka paskaityti tiksliau anotacijas apie filmus, būna ypatingai apie tas muilo operas, kurios daugeliui patinka ir ką ten rašo. Jūs pamatysite naują serialą, kuriame meilė ateina kaip vėjas, nežinia iš kur ir ji nukeliauja. Taigi sudaromas toks įvaizdis, kad meilę reikia nuolat gaudyti. Bet meilė iš tikrųjų yra tai, ką mes pasirenkame daryti. Ir ką tai reiškia? Kad meilė tai tikrumoje ne ką aš tiek jaučiu, bet ką aš noriu daryti kitam žmogui. Padaryti jį laimingą. Aišku, kadangi Dievas sukūrė mus ne vien tik tai, jeigu būtų vien tik smegenys, tai gal tai ir užtektų, ne? Bet mes esame daugiau. Ir taip pat, kaip Mantas sakė, mumyse Dievas įdėjo labai daug chemijos. Ir ta chemija padeda mums išgyventi ypatingus tos jausmus. Mumyse vyksta tam tikros reakcijos, kurios iššaukia mums kutenimą, kaip sakėt, pilve ir kitus dalykus. Taigi, kas geriau moka mylėti? Vaikinai ar merginos? Merginos. Merginos sako, kad merginos, o vaikinai, ką jūs sakot? Kaip? Nuo žmogaus. O pagal savo prigimtį, tai kaip yra sukurta. Pirmas dalykas, vaikinai myli akimis. Teko girdėti tokį dalyką, ne? Jie skrandžiai. Jo. Skrandžiai. O ko myli merginos? Taip. Ir ką tai reiškia praktiškai gyvenime? Vaikinai, jeigu patinka merginos išvaizda, tuomet sako, kad jau myli. Jeigu patinka jos šukuosena, jos akys, jos šypsena, jos išvaizda, tuomet mes galvom, kad jau įsimylėję esam, ne? O ką merginos, jei patinka vaikino vidus, jo ypatybės, sugebėjimai, charakteris, tuomet sako, kad myli. Vaikinai gali įsimylėti po keletą pasimatymų. Pasivaikščioja, pas jos chemija greičiau vyksta ir jie greičiau įsimyli. Merginos įsimyli, kai geriau pažįsta vaikinus. Kai sužino, ko jie domisi, kokie yra gyvenimo tikslai, ko jie nori tapti gyvenime. Meilė sieja su vaikinais su seksualinė aistra ir geismu. Merginos meilė sieja su giliais prisirišimo jausmais. Tai yra, jos nori priklausyti, nori turėti artumą. Taigi iš to išplaukia, kad vaikinai pagal prigimtį mes sukurti, taip esame siekiame fizinio artumo, sekso, o merginos santykiuose siekia artumo, bendravimo. Ir galiausiai vaikinai visuomet dažniausiai galvoja apie dabartį. Tai yra, jie nori dabar gyventi, džiaugtis gyvenimu ir jie daug negalvoja apie ateitį, o merginos dažniausiai galvoja apie ateitį. Taigi, kaip jums atrodo, kas geriau moka mylėti? Vyrai. Vyrai. Jeigu mes pažiūrėtume vėl į vaikiną ir merginą kaip į Volvo ir Honda, tai pamatytume, kad vaikinai yra kaip benzininis variklis, merginos kaip dizelinis. O dizelinis? Lenkiai. Žinot, koks skirtumas tarp jų? Tautvydai. Kaip sakei? Dizelis, Pigesnis, ne? Benzins geriau traukia. Būtent į benzininį automobilį sėdai, pasukai raktelį,
koją ant pedalo ir lieki, ne? O kaip su dizeliniu varikliu? Pasuki raktelį, palauki žvakės, pakaitinį vietą, ne? Kai pakaito, tada tik tai užvedi variklį, tada spaudė, jeigu turbo yra dar traukia greičiau, jeigu ne, tai iš lėto įsivažiuoja, bet važiuoja patikimai, gali didelį krūvį pavežti, ne? Pajėgesni yra. Taigi, kai mes žiūrime į vaikiną ir merginą, mes matome, kad jie myli skirtingai. Dujos tik dėdas. Kaip ir elektra. Čia kaip pavyzdys. Kas myli geriau, yra sunku pasakyti. Paprasčiausiai yra skirtingi. Dievas sukūrė mus skirtingus. Ir tai parodo, kad mes turime suprasti vienas kitą, kaip mes veikiame. Ir kaip matome, pagrindinis dalykas, vaikinai yra orientuoti į išorę, o merginos yra orientuotos į vidų. Ir jeigu mes žiūrime netgi į fiziologiją, į kūno anatomiją, tai mes matome, kad vyrai, kai mes mokėmės šeimos konsultavimo, mums dėstytojas taip profesorius pasakė, vaikinai yra gražūs iš išorės, merginos yra gražios iš vidaus. Ir tai yra mūsų net fiziologija anatomija, ne? Tokia, kad mes taip sukurti. Bet kodėl mes esame tokie skirtingi? Kodėl taip viskas komplikuota? Kodėl Dievas padarė tiek daug, atrodo, sudėtingų dalykų, ne? Kodėl negalėjo padaryti abiejų vienodų? Kad vienas kitą suprastų, vien tik pažiūrėjo iš akių žvilgsnio, mirktelėtų ir viskas aišku, ne? Neįdomu būtų, ne? Jokių pastangų nereikėtų įdėti. Kas lypi po to? Tai Dievas sukūrė tam su ypatingu tikslu. Tai yra tam, kad mes išmoktume pažinti ir valdyti, pažinti vienas kitą ir valdyti protų savo kūną. Kad mes galėtume suteikti kitam džiaugsmą. Ir štai čia mes matome yra tikras subrendimas. Šiandieną mes gyvename tokioj visuomeniai, kai mums yra brukama visur, kad ne protas turi valdyti mūsų gyvenimą, bet jausmai. Ir vyksta nauja revoliucija, kurios pagrindinis šūkis yra toks. Protas daro mus vergais, o jausmai mus išlaisvina. Ir tą akimirką, kai mes pasieksime, kad mes galime gyventi vadovaujantis tik jausmais, mes būsime laisvi žmonės. Bet tai yra dar vienas mitas. Kaip ir Mantas kalbėjo, pirmas mitas yra, kad mes turime rasti tinkamą žmogų, ne? Surasti žmogų ir tuomet atrodo nereikės jokių pastangų. Bet kaip matot, Dievas sukūrė santykius, kur svarbu ne tiek, kokie mes esame, bet kaip mes santykiuose vairuojame save, kaip mes elgiamės, kaip mes laikomės taisyklių. Ir jeigu laikomės visi sąžiningai tų santykių taisyklių, tuomet mes galime džiaugtis tą kelionę. Tačiau, kad mes išmoktume valdyti savo kūną, savo jausmus protų, mums reikia subręsti ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai, emociškai ir dvasiškai. Ir čia lieka klausimas, ar mes norime subręsti, ar likti nesubrendėliais. Tie, kas leidžia gyvenime savo vadovautis vien pagal jausmus, tai yra nesubrendimo požymis. Ir jeigu sutinkate vaikiną arba merginą, kurie gyvenime nori viską daryti tik pagal savo jausmus, reiškiasi, jūs norite sujungti gyvenimą su nesubrendusiu žmogumi. Ką dar matome čia? Vaikinai jau taip sukurti pagal fiziologiją, kad jie, kalbant apie kelionę, nori nuvažiuoti kuo toliau ir kuo pigiau, ar ne? O jeigu atsitinka kažkas, kas tuomet moka tą visą kelionės kainą? Dažniausiai merginos. Ir kas yra ta kaina, kurią turi sumokėti, jeigu vaikinai leidžia važiuoti nemokamai per toli? Kokia yra tokios kelionės kaina?
nėštumas, vienatvė, galbūt dar ir ligos gali prisidėti, gyvenimo tikslų subyrėjimas, gali netgi tekti nepabaigti mokyklos, neaišku kur gyventi. Tai yra kaina, kurią moka merginos paprastai. O ką daro vaikinai tuo metu, kai merginos moka už tą kelionę? Kitur važiuoja. Būtent, kad jie ieško vėl nemokamos kelionės arba kaip pigiau nuvažiuoti ir kuo toliau. Ir apie ką tai kalba? Apie nesubrendimą. Ir sakykit, o kokia yra kaina, kurią vaikinai, jeigu norit važiuoti, kokia ta kaina yra, kurią turėtų sumokėti? Dabar atidžiai paklausykite, ką pasakysiu. Jeigu vaikinai norite važiuoti iki galo, tuomet turite susimokėti už tą kelionę. O ta kaina, kurią turite sumokėti, yra santuoka. Nenorit mokėti šitos kainos, tai ir nenorėkit važiuoti nemokamai. Ir pasakysiu tiesiai šviesiai. Nori turėti seksą su mergina, būkite subrendę ir veskite ją. Ir elkitės atsakingai. Tai yra suaugusio žmogaus požymis. Pamenat? Kai mes kalbėjom apie santykius. Ir tuomet galėsite džiaugtis kelionė dviese. O jeigu mes elgiamės kitaip, tuomet reiškiasi mes padarėme didelę avariją, kur galbūt kitos transporto priemonės vairuotojas gali būti sužeistas labai stipriai ir jo gyvenimas visas sudaužytas. Šiandieną norėčiau pakalbėti dar apie vieną mitą. Dažnai, kai pas mane ateina žmonės jauni, girdėjau ir Mantas apie tai kalbėjo ir sako, mes mylime vienas kitą ir norime susituokti. Jie apsisprendė, tai yra supranta, kad jie nori būti arčiau vienas kito, vaikinas pasiruošęs mokėti visą kainą, pasiruošęs vesti merginą. Ir jie sako, mes pasiruošę gyventi kartu. Ir aš klausiu tuomet jų, pateikiu tokį klausimą. Kaip jūs galvojate? Ir tą klausimą mes turime prie santuokiniai konsultacijai taip pat. Kas apsaugos jūsų santuoką nuo to, kad jūs nesiskirtumėt? Arba kas bus jūsų santuokoje tokio, kad neatsitiks taip, kaip atsitinka su kitomis santuokomis? Turbūt esat girdėję, kad Lietuvoje ir apskritai pasaulyje iš susituokusių porų apie 70%, 60% įsiskiria. Taigi, kas yra tokio, kas apsaugos jūsų santuoką nuo skyrybų? Ir jie ką atsako? Mes mylime vienas kitą. Mes ne taip kaip jie. Mūsų meilė yra visagalė. Mes nugalėsime viską. Bet įdomu, kad tą patį sako visi, kurie ateina ir kurie vėliau vis dėlto pamato, kad ta meilė baigėsi jų. Iš kur kyla šitas mitas? Ar žinot, ko mes skiriamės vieni nuo kitų, vaikinai ir merginos? Esat kada mąstę? Ne ko mes panašus, bet ko mes skiriamės. Pažiūrėkime į skirtumų šaltinius. Pirmas dalykas, ko mes skiriamės, tai yra kaip mes gimėme. Tai yra, kuris mes šeimoje gimėme, pirmas, antras ar trečias ir kokia yra mūsų lytis, ne? Vaikinai, merginos. Antras dalykas, kas sukelia skirtumų, šeima, kurioje mes augame. Tai yra nuo to, kaip mus auklėja tėvai ir kokie yra mūsų vaikystėje. Taip pat mes skiriamės pagal savo charakterio būdą. Temperamentas nulemia mūsų asmenybę. Taip pat aplinka prisideda, mokykla ir taip toliau. Ir mes tampame skirtingos asmenybės. Išsilavinimas.
padaro mus skirtingais. Taip pat priklauso išsilavinimas nuo mokymosi būdo ir asmeninių pasirinkimų mūsų gyvenime. Požiūris tai yra pagal amžių ir patirtį. Nuo to, koks yra mūsų amžius, kiek mes gyvenime patyrę esame. Sugebėjimai, talentai ir įgūdžiai, kuriuos mes įgyjame. Kultūra, kuri priklauso nuo mūsų rasės, tautybės ir taip pat šeimos dar prisideda, kaip mus auklėjo šeimoje. Kiekvienas žmogus turi savo kultūrą, kiekviena šeima turi savo kultūrą. Taip pat prisideda religija. Ir religija tai nėra tik tai, kad vienas galbūt yra krikščionis, kitas musulmonas. Mes galime būti visi krikščionys, priklauso kokią konfesiją mes lankome, koks yra mūsų tikėjimo ir pasišventimo lygis. Ir kartais netgi, kai ateina du jauni žmonės iš tos pačios konfesijos, iš tos pačios bažnyčios, bet vienas labai atsidavęs tikėjimui, kitas paviršutiniškai. Ir tai jau padaro mus skirtingus. Nuo to priklauso, kad mes skirtingai pasirenkame gyvenime dalykus. Taip pat priklauso labai daug nuo gyvenimo būdo, nuo higienos įpročių, kada mes įpratę dantis plauti, atsikėlę iš karto, ar pavalgę, kaip mes mėgstame miegoti, ar su muzika, ar tyliai, ar prie atidaryto lango, ar uždaryto. Tai yra, kaip mes maitinamės ir koks yra mūsų hobi. Taip pat mes skiriamės pagal statusą visuomenėje. Tai yra nuo to, kokią profesiją pasirenkame, kokias pareigas užimame ir kokį uždarbį gauname. Tai vėl formuoja mūsų įpročius, mūsų pasirinkimus gyvenime. Taip pat gyvenimo tikslas daro mus skirtingais. Karjera ir šeima išskiria mus. Etika, vertybės ir prioritetai, kuriuos mes puoselėjame, tai, kas mums brangu gyvenime, svarbiausia. Ir jeigu mes žiūrime, tai mes matome, kokie mes skirtingi esame, ne? Ir tikroji problema yra ne skirtumai, bet kaip tie skirtumai sprendžiami. Štai kodėl yra taip svarbu, kaip aš kalbėjau pradžioje, pažinti vienas kitą. Tai yra, pažinti iki galo mes pilnai niekada negalėsime, nes mes keičiamės augdami, bręsdami gyvenime. Bet mes turime pažinti kitą žmogų, kaip jis yra pasiruošęs spręsti gyvenime iškilusias problemas, sunkumus. Ką jisai daro. Ir dauguma porų yra įsitikinę, kad jų meilė visagalė ir jie gali nekreipdėmėsi į tos skirtumus. Ir štai čia ta priežastis, dėl ko po to poros išsiskiria. Nes jie galvoja, kad tikra meilė, o ta tikra meilė, ką jie vadina, tai yra ta chemija, negali ilgai išlaikyti visų šitų skirtumų. Ir svarbu labai, kad mes suprastume, kaip galime spręsti tos skirtumus. Ir jeigu jūs sutiksite vaikiną ar merginą, kuris sako, nesvarbu, kaip mes gyvenime skiriamės, svarbu, kad mes mylėtume, deja to neužtenka. Tai nereiškia, kad mes turime ieškoti tinkamo žmogaus, to vienintelio. Teorija yra tokia, kad kažkur žemė šitoj planetoje vaikščioja mano antra pusė. Ir laimingas, kuriam pasiseka ją surasti, ne? Kaip loterijai. Mėgsta dalyvauti loterijai. Tikimybių teorija, ne? Kartais poros elgiasi, kad laiminga santuoka kaip loterija. Jeigu tu surasi va tą vienintelį žemėj, pasisekė. O jeigu ne, tai ne. Bet kaip matome, santuoka tai nėra loterija. Tai yra, kaip mes sugebame pasirinkti ir kaip mes žiūrime į tos dalykus, į kas vyksta mūsų gyvenime.